Sveiki gyvi, mėly žiūrovai. Šiandien ir vėl mūsų web consulting ir web seminarų laida. Tai turim nuostabų svečią Roką Golcą. Labas, Rokai. Sveikas. Aš papasakosiu, kodėl čia Rokas yra. Neseniai praūžė Login konferencija, sutraukusi 5000 lankytojų, žiūrovų, dalyvių. Ir aš joje buvau, alų midų gėriau ir lankiau įvairiausias pranešimus. Ir man pirmiausia įdomu edukavimo, švietimo prasme pranešimai, seminarai. Ir drąsiai galiu teikti, kad bent jau už tų, kur man teko apsilankyti, interneto rinkodaros švietimo prasme, tai Roko buvo pats verčiausias seminaras aplankyti visoje šitoje daugiatūkstantinėje konferencijoje. Taigi Rokas ten kalbėjo apie tai, kaip pamatuoti tikslus, kaip pamatuoti svetainės vertę, bet kurios interneto svetainės vertę. Ir pagalvojau, kodėlgi Roko nepakvietus, kad pasidalintų su dar didesnė auditorija, nes ten kiek vietų buvo gal 100 ir visos užpildytos buvo. Ja. Žmonės stovėjo ir džiugu matyti. Ir per durų apsauga neleido, nes jų nebuvo vietų. Tai, o čia dabar visi gali pažiūrėti. Tai gal mes tuščiai gal nemalkiam, iškart einam prie reikalo. Tai, šnekant apie svetainę ir jos vertę, tikriausiai pirmiausia reikia pagalvoti apskritai, kodėl ta svetainė turėti reikia, tai kodėl žmonės ryštas tą svetainę pasidaryti? Na, teisingai, svetainė be tikslo iš esmės yra, net nežinau kaip pavadinti, kaip ir patokį kitą dalyką be tikslo. Tai kuriant, darant svetainę, visai reikia pagalvoti, kokiu tikslu jūs darot. Ar tai yra prekės ženklas klaidos, vadinamų brandingų, ar tai pardavimas, bet be tikslo darant, tai nežinia kas gausis, iš tikrųjų gausis makalynė, kopijavimas nuo kitų. Tai tas tikslas tikrai yra svarbus ir mes pereisim prie tikslų neužilgo. Jeigu apibendrinant, jeigu pažiūrėsim į skaidrę, tai grupuoti galima tikslus į tokias 4 grupės, jos aišku nėra galbūt būtinės ir oficialias, bet svetainė gali būti daroma dėl to, kad jūs norit kažką parduoti, ne? Tai pavadinkim čia bet kas, kur žmonės gali online atsiskaityti, ne? Nuo paprastos prekės pirkimo iki kažkokios paslaugos ir taip toliau, ne? Tada kita dalis gali būti registracijos, tai pavadinkim, tai yra svetainės, kurios renka duomenis mainais už kažką, tai ne, tai jūs mažiausiai paliekate elektroninį paštą, kitu atveju galbūt telefonas, adresas ir taip toliau, reiškia, ne, jūs tiesiog paliekate duomenis, kad gautų kažkokią tai naudą iš svetainės. Kažką paliekate, arba pinigus, arba duomenis paliekam. Jo, šiuo atveju taip, tas duomenis gaunasi taip, kad ta svetainė arba tas verslas tos duomenis naudoja vėliau, tai reiškia, jums skambina galbūt koks pardavėjas įkyrus, arba tie duomenys galbūt yra parduodami ir panašiai, bet iš esmės yra laiškus. Taip, siunčia laiškus ir panašiai. Tai sakykime, tos pinigus pasima vėliau, siūsdami kažkokią tai jums informaciją. Trečias toks tipas gali būti tas turinys, tai yra iš esmės bet tokia svetainė, kuri turi daug turinio, kuris yra paskaityti, pažiūrėti video, nežinau, pakalbėti su kitais, tai iš esmės jūs realiai atiduoda svetainį savo laiką ir dėmesį, o tą laiką ir dėmesį jinai paverčia pinigais, reklamos pavidalu ir kitais dalykais. Tai tokia grupė. Na ir ketvirta tokia informacinio pobūdžio svetainės, tai iš esmės praktiškai visos svetainės, kurios neturi pirmų 3 dalykų, iš esmės yra nedidelė informacija apie įmonę, galbūt telefonas, žemėlapis, kur iš esmės žmogus ateina sužinoti apie įmonę, kur nėra telefonas, paskambinti ir panašiai. Tai reiškia, kažkokių tokių daugiau veiksmų toje svetainėje atlikti negalima. Tai tokia būtų dažniausiai, tokia galima sakyti vizitinė kortelė, kur vos ne keli puslapiukai ir toks ir tikslas svetainės, kad žmogus žinotų, kur ta svetainė yra arba paskambintų ir tiek. Tai tokie tie yra tikslai ir iš esmės vienu ir kitu atveju tas svetainės, kuriant, naršant darant, jos patenka vieną iš šitų atvejų ir jūs turite žinoti. Tarkim, kūrėm svetainę prasmingai, žinodami, kokiu tikslu mes kūrėm. Bet kaip dabar mums žinoti, ar mes siekiam to tikslo, ar mums sekasi pasiekti tą tikslą, ar mes jo nepasiekėm? Taip, be abejo, vien tik tai žinot, kad yra tikslas pardavimas arba tikslas registracija, to neužtenka. Reikia kažkaip išmatuoti. Ir dažniausiai tai padeda analitinė platforma, Lietuvoje tai žinoma kaip Google Analytics kitų pavadinimų, nes dažniausiai naudojama, tai jūs turite pasirūpinti, kad tas tikslas, kurio jūs darėte, tai yra pardavimas, registracija ar kažkokie tai peržiūros, ateimai, apsilankymai kažkur patektų. Tai šiuo atveju patenka į Google Analytics ir per ten jūs matot, ta prasme, žmonės iš kur ateina, ką daro, perka ar neperka, jeigu perka, kiek perka, kaip dažnai ir panašiau. Iš esmės, tas tikslas, jis turi atsidurti analitiniai platformai arba dar Google Analytics. Tada jūs žinosit, kaip jums sekasi tą tikslą pasiekti arba nesiseka. Tai platformai mes skaičiuojam tai vadinamas konversijas. Tai vat,
kiek ten įvyksta pardavimų, kiek įvyksta prenumeratų ir panašiai. Tai kokie gali būti tipai tų konversijų? Iš esmės galima skirstyti taip, yra galbūt tokie du tipai, pavadinkim, jeigu mes grįšim prie tų pirmų 4 grupių tokių, tai dažniausiai tai yra traktuojamas kaip tokios pagrindinės konversijos arba vadinamas makro konversijos. Tai yra iš esmės didžiausias tikslas, didžiausia priežastis, dėl ko jūs darėte svetainę, ne, parduoti daugiau prekių arba apskritai parduoti, ne, tada surinkti kažkokius duomenis, pateikti vartotojams turinį, ne, ir apskritai bent jau paskelbti savo įmonės informaciją. Tai tokios konversijos yra makro vadinamas ir tai iš esmės dažniausiai jos matuojamos, dažniausiai jos daromos, geriausiu atveju matuojamos, bet yra kitos, tai yra tokios, sakykime, mažesnės, galbūt mažiau reikšmingos, smulkesnės, kurios vadinamas mikrokonversijomis. Tai žodis mikro ir makro yra tokie bauginantis, sakykime, iš ekonomikos, bet iš esmės tai tiesiog reiškia mažas ir didelės, ne, arba svarbės ir šiek tiek mažiau svarbesnės, bet vienaip ar kitaip kažkokiam laike prisideda prie galutinių pajamų. Tai dėl to